Ką tik pasibaigė komisijos posėdis. Noriu pranešti, kad tai jau buvo paskutinis komisijos posėdis. Kadangi, kaip jau žinot, mes posėdėje, į kurį susirinkom 2 valandą, komisijos narių pageidavimų paprašėm pačio generalinio prokuroro. Ar jie negalėtų mums pateikti nors kažkokią tai dalį medžiagos iš gegužės 17 dienos įvykių. Jie apsvarstė mūsų prašymą žodinį ir pasakė, kad suderinta, generalinis prokuroras suderino su priežiūra vykdančia prokurorė ir mums pateiks dalį vaizdo įrašo, kuriame nefigūruoja nepilnametė nukentėjusioji. Savo žodį prokurorai ištesėjo, aš jiems noriu už tai ir padėkoti, kad jie pravėrė truputį savo to ikiteisminio tyrimo medžiagos ir mums buvo parodyta filmuota medžiaga iš įvykių, kurie klostėsi tuo metu pastato viduje. Tas įrašas buvo peržiūrėtas ne vieną kartą komisijos posėdžio metu ir padėjo susiformuoti nuomonę komisijos nariams būtent pagal tuos kaltinimus, kurie generalinio prokuroro kreipimėsi yra užfiksuoti. Pagal kelis kaltinimus, kaip paaiškėjo šis video. Kadangi didžioji dalis tų kaltinimų susikoncentruoja į prokuroro teikime, kuris yra, aišku, viešas ir panašiai dėl gerbiamos Venckienės pasipriešinimo policijos pareigūnams, didžioji dalis tų kaltinimų, tą mes ir pamatėm. Daugiau dėja aš komentuoti negaliu. O sprendimas komisijos? Komisijos sprendimas, po to buvo balsuojama už komisijos rezoliuciją, pirmiausia už pažymą, po to už komisijos rezoliuciją. Komisijos sprendimas yra, trumpai kalbant, tenkinti generalinio prokuroro prašymą pilna apimtimi taip, kaip jis kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą. Balsai? Balsai 7-5, vienas komisijos narys posėdėje nedalyvavo. Ar galite pasakyti, kas nutarė? Jis yra išvykęs, tikriausiai komandorė, nežinau aš priežasčių, kodėl jis nedalyvavo komisijos narys Sargūnas. O kodėl nebuvo švelnesnio pasirinkta siūlymą? Taip, kas nulėmė, kad suėmimas, teisę suimti palikta? Buvo komisijoje balsuojamas, toks pasiūlymas buvo, kad leisti patraukti baudžiamojo atsakomybę, ne šitoje vietoje dėti tašką. Buvo balsuojama už tai, alternatyvus balsavimas buvo už tą pasiūlytą projektą pilną, kaip pagal prokuroro kreipimas ir tą sutrumpintą variantą. Balsavimo metu irgi buvo balsai pasiskirstė taip pat, buvo priimtas sprendimas tenkinti pilna apimtimi. O argumentai? Argumentai buvo išsakyti, kuriuo aš, iš tikrųjų, nenorėčiau pasakyti. Bet ar jūs matėte, kaip neringa Venckienės partija kandžioja dokumentą? Aš nenoriu komentuoti, ką aš mačiau, kadangi aš pasirašiau už tai, ir aš tikrai nenoriu turėti nemalonumų su generalinė prokuratūra. Koks yra įspūdis apie video pamačius ir ar tų 12 sekundžių pakako? Pakako. Vienas momentas, kuris... Pakako. Tai konkrečiai kiek sekundžių? Kokios trukmės? Ačiū. Ar matėte, kiek laiko buvo užlaužtos rankos, kad išprovokuotų jai? Ne, aš tikrai nenoriu komentuoti. Tikrai, būkit malonus, supraskite ir mane, aš nešu atsakomybę už...